Sveiki, gerbiami žurnalistai, susirinkę į mūsų Vidaus reikalų ministerijos spaudos konferenciją. Šiandien kalbėsime apie priedangų modernizavimą ir priedangų atnaujinimui skirtą finansavimą. Spaudos konferencijoje dalyvauja Vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla ir Vidaus reikalų ministerijos projektų valdymo agentūros vadovė Sigita Baronaitė. Na, o spaudos konferenciją kviečiu pradėti Vidaus reikalų ministrą Vladislav Kondratovič. Prašau, ministrė. Labą dieną. Visi mes žinom, kad vienas iš vyriausybės įsipareigojimų prioritėtų yra modernizuoti priedangas, stiprinti civilinę saugą, civilinę gynybą. Dabar žengėme pirmus žingsnius to tikslo link. Pirmadienį, kaip jau buvo paviešinta anksčiau, buvo pasirašytas susitarimas su Krašto apsaugos ministerija, kurio dėka Vidaus reikalų ministerija gavo finansavimą iš gynimo fondo 25 milijonus eurų vykdyti, modernizuoti būtent priedangas ir šios lėšos bus nukreiptos į civilinę saugą. Noriu pasidžiaugti, kad ateiname su konkrečiomis investicijomis savivaldybėms ir šiame etape, kaip ir buvo planuota, 12 milijonų eurų bus skirta savivaldybėms, kad jos modernizuotų priedangas, kur pavojus atveju galėtų pasislėpti žmonės. Antrasis priedangų projektų finansavimo etapas neužilgo. Planuojame, kad vasaros metu pradėsim iš naujo kviesti savivaldybės, teikti paraiškas, gauti sekančią paramą, kuri planuojama būtų ne mažiau negu 15 milijonų eurų. Tai bendroj sumoj sudėjus kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, manome, kad tų paraiškų ir matant, kaip dabar buvo intensyviai, galbūt per pirmą tokią bandomąją, pirmą kartą teikiamos paraiškos, manome, kad ir antras etapas bus irgi labai intensyvus ir sulauksime ne mažiau kvietimų gauti lėšas, negu gavome šiandien. Noriu priminti, kad šios vyriausybės kadencija ir į priedangas numatome investuoti ne mažiau kaip 44 milijonus eurų. Kiek mes turim tų priedangų, nuolat jų didėja, bendras skaičius Lietuvoje šiandien yra įnešta į registrą, pavadinsim taip, 6426 priedangos, kurie faktiškai gali priimti virš 54% gyventojų arba tai siektų apie 1,5 milijono žmonių. Labai svarbu, kad pastaraisiais metais priedangų skaičius dvigubėjo ir labai intensyviai ir tikrai neplanuojam mažinti šių augimo skaičių, dėl to, kad tikslas yra užbrėžtas, labai aukštas. Matome, kad dar pusė savivaldybių, 32 savivaldybės, turėtų iki to nustatyto rodiklio dar pasitemti ir atrasti galimas vietas, kur ta priedanga gali būti indikuota. Numatome, kad miestų savivaldybėse priedangų skaičius arba padingimas turėtų siekti daugiau negu 60%, rajoninėse savivaldybėse, kaimiškose savivaldybėse tas rodiklis yra žemesnis, suprantama, dėl specifikos užstatymo, tai yra 40% ir daugiau. Šiandien mes gavome 580 paraiškos, kurios projekto agentūra įvertino ir priėmėm sprendimą, kad 51 paraiška bus finansuojama iš šito 12 milijonų paketo. Ir vienas iš tokių pagrindinių gal sąlygų, tai turime savivaldybės pareiškėjai turės 18 mėnesių tam, kad daugiau arba beveik kaip 350 priedangas investuoti ir sutvarkyti iki tam tinkamo lygio, kaip yra numatyta. Kas bus įrengiama tose priedangose, tai vienas iš jų, tai suprantam, kad jie atitiktų reikalavimus, tai bus įrengiami papildomi evakuaciniai įėjimai,
apsauginiais skydais langams, kur to reikalaujama, vidinimo sistemos bus atnaujinto, įrengs elektros generatorių, kur yra poreikis ir, aišku, galės ir pastiprinti konstrukcijas tam, kad tai būtų saugu, būtent tuo atveju, jeigu iškils pavojus ir ten žmonės galėtų pasislėpti nuo to pavojus. Planuojame, kad 40% priedangų, tai apie 144 priedangų, pasieks antrąją priedangus lygį, kuris reiškia, kad priedanga yra vidutinio atsparumo ir skirta naudoti iki 1 paros. Dalis priedangų liks 3 lygio, tai yra skirtus naudoti iki 5 valandų, tai apie 200 priedangų skirtas naudoti iki 5 valandų, o 3 priedangus pasieks 1 lygį, skirtus naudoti iki 72 valandos. Kaip ir minėjau, bus dar vienas kvietimas priedangų modernizavimui, kur tikimės skirti finansavimą likusioms savivaldybėms, kurioms šiame etape galbūt pritrūko kvietime lėšų, bet paraiškos buvo pateiktos, jos įvertintos irgi labai aukštai, bet suprantam, kad priemonė yra konkursinė, tai turėjome tam tikras ribojimus, bet tai nereiškia, kad jos negaus, tikrai tos lėšas bus skirtos ir artimiausiu metu jie turėtų teikti paraiškas. Planuojam, kad tai galbūt kvietimą pradėti nuo rugpjūčio mėnesio. Rugpjūčio mėnesio tam, kad per laiką įvertinti, labai gerą patirtis gavo ir savivaldybės, mes kaip ministerija ir agentūra, kokių duomenų reikia teikti, kaip tos paraiškas reikia tvirtinti, kur dažniausiai būna problemo teikiant paraišką, forminant dokumentaciją. Tai šiuo atveju manyčiau, kad antras turas turėtų praeiti žymiai geriau ir greičiau ir bendrai mes pasieksime tą užbrėžtą tikslą. Labai svarbu, kad 20 savivaldybių įsigytų reikalingų daiktų, kad jie galėtų priimti ir tos žmonės, kurie bus evakuacijos metu, būtent jie pasirengs priimti tas žmonės, tam skaičiui bus skirta 4,5 milijonai eurų ir tai irgi bus įneštas labai didelis indėlis į bendro evakuacijos planų sudarimo tinklą, procesų sudėliojimą, kas yra svarbu, aš manyčiau, ir mūsų pagdui, kuris koordinuoja ir vadovauja, sakysim, to visų planų sudarimo ir prižiūri visus tos procesus. Kaip ir sakiau, civilinė sauga tai vienas iš mūsų prioritetų ir ruoštis turime visi, juk pavojai gali būti labai įvairūs, nuo stichijinių nelaimių iki karo grėsmių. Beje, raginu visus dar kartą pasisiųsti programėlę LT72 ir kiekvienam pasitikrinti, ar esate pasirengusios tam iššūkiai, ar sudėjot reikiamus dokumentus, ar visi daiktai, kurie minimaliai reikalingi, irgi yra po ranka. Manau, tai yra visų mūsų bendra pareiga dirbti į civilinį saugumo didinimą. Ačiū už tai, jeigu tai padarėte ir dėkuoju iš anksto, jeigu tai padarysite. Dėkuoju ministrui, dabar žodis Renatui Požėlai. Ačiū, laba diena. Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad valstybė sparčių žingsnių žengia į priekį, kalbant apie civilinės saugos stiprinimą, ir tikrai šioje vyriausybės programoje labai yra numatyta daug priemonių, daug vietos šiam prioritetui. Na, o kalbant apie priedangų infrastruktūros plėtrą, tai irgi tai yra pirmas prioritetas iš 7 prioritetų, kurie yra įvardinti civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programoje, kuri buvo priimta praėjusių metų vasarą. Tai iš tikrųjų ministras detaliai pristatė skaičius, tendencijas ir tikrai aš noriu pasidžiaugti, kad šiame sunkiame laikotarpyje valstybė vis tik tai randa lėšų, būtent tikslinių lėšų, stiprinti gyventojų saugumą. Ir iš tikrųjų ta infrastruktūros plėtra, jinai yra nukreipta 2 kryptimis, tai yra esamų priedangų modernizavimas, kad didinti jų atsparumą ir, sakykime, labiau pritaikyti, kad ir asmenims su negale, bei naujų priedangų atsiradimui.
Ir tie skaičiai, kurie buvo paminėti, kad per metus priedangų skaičius padidėjo per pusę, tai iš tikrųjų yra pakankamai įspūdingi skaičiai. Tačiau aš kiek kitų kampų galbūt norėčiau prieiti prie šito klausimo. Iš tikrųjų pasikartoju, kad priedangų infrastruktūros plėtra prioritetas numeris 1, bet kas yra labai svarbu, kad vis tik tai žmogus tai suvoktų, kad priedangos yra pirmiausiai daromos ir valstybė investuoja lėšas būtent jo saugumui ir už tai čia be galo yra svarbus gyventojų švietimas ir matyt mūsų organizacija nuo vasario mėnesio tokį padarė, jau pradeda daryti antrą užėjimą, šviečiant mūsų visuomenę, vykstant į tikslinės organizacijas, į tikslinės savivaldybės, tam, kad dar kartą žmonėm pabandytų paaiškinti, tikinti, kad tai yra reikalinga ne kažkokiai valdžiai, ne kažkam, tai o pirmiausiai pačiam žmogui. Tai šioje vietoje irgi kaip gerą patirtį noriu pasakyti, kad startavome su europiniu projektu, kurio metu bus apmokyta 150 bendruomenių lyderių, kurie skleis šitą žinią, civilinės saugos žinią savo bendruomenėm. Ir mūsų irgi tikslas, kad žmogus suvoktų, suprastų ir kad tai reikia ir pačiam imtis iniciatyvų. Ir mes kalbam apie daug požeminių pastatų, įrenginių, sandėliukai, kurie galėtų būti naudojami žmogui kaip apsauga nuo kažko tai. Ir vėlgi, čia nėra kažkoks bauginimas, tai tiesiog yra gyvenimo realybės, kad šitos priemonės, šioje vietoje galbūt nereikia kalbėti apie karo pavojų, apie radiaciją, apie cheminį pavojų, tačiau stichinės nelaimės. Sutvarkytas sandėliukas, į kurį žmogus gali pasislėpti, gavus žinutę, kad artėja uraganas ar audra, kartais gali išgelbėti sveikatą ir gyvybę, nes mes žinome, kaip dėl stichinių nelaimių Lietuvoje yra griaunami pastatai, gadinamas turtas ir keliama grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei. Todėl pasikartosiu, kad be galo svarbus uždavinys yra sumotyvuoti žmogų, kad jis pradėtų rūpintis pats savo sveikata ir gyvybė, pasiruoštų namų darbus, pasiruoštų išgyvenimo kuprinį ir panašiai. Iniciatyviems žmonėm toj pačioje programoje irgi yra numatytos galimos ir valstybės paramos, sakykime, nebūtinai nelaukiant papildomų investicijų į priedangas. Dar vieną dalyką, ką noriu pasakyti, kad mūsų organizacijos tinklapyje kiekvienas žmogus gali rasti telefoną, kuriuo gali paskambinti darbo metu ir gauti profesionalią pagalbą, kalbant apie civilinės saugos priemonių rengimą, apie tų pačių priedangų klausimus, apie priešgaisrinę saugą. Tačiau mes artimiausiu metu visuomenėje tikrai pristatysime trumpąjį numerį, kuris bus patogesnis, labiau įsimintinas ir žmogus vėlgi galės gauti visą jam rūpimą informaciją. Taip, kad tokiu keliu tikrai judam į priekį ir manau, kad tikrai šitos programos įgyvendinimo laikas yra 30 metai ir manau, kad tokiu tempu judant programą nustatyti tikslai bus tikrai pasiekti. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis Sigitai Baronaitei, daugiau apie patį konkursą, konkurso taikytus kriterijus, pateiktas savivaldybių projektų paraiškas. Prašau. Ačiū. Tai kaip ir minėta, agentūra yra administruojanti institucija ir jinai buvo atsakinga už kvietimo organizavimą, projektų gyvenimo planų surinkimą. Konkursą paskelbėme 2 konkursus, iš tiesų dar ir kolektyvinės apsaugos statinių įrengimui paskelbėme lapkričio mėnesį. Pradžiai buvo manyta, kad užteks laiko iki sausio pradžios ir vidurio, bet savivaldybės buvo labai aktyvios ir labai prašė pratęsti, tai pratęsim iki sausio mėnesio pabaigos. Tikrai labai dėkojame visoms savivaldybėm ir jų darbuotojams, kurie uždavė daug klausimų ir parengė gyvenimo planus ir pateikė laiku ir atsižvelgdami visus kriterijus ir visus reikalavimus. Tikrai stengiamės įvertinti labai greitai. Per 22 darbo dienas buvo įvertinta 81 paraiška, parengti sprendimai komisijai, dėl kurių ir buvo priimti vidaus reikalų ministro įsakymai dėl paramos skirimo, dėl ko ir susirinkom. Tai iš tiesų turiu pasakyti, kad gavome paraiškų iš daugiau nei 16 milijonų eurų, o buvo skirta tik 12 milijonų, o kolektyvinės apsaugos statinių įrengimui buvo gauta virš 5 milijonų, o skirta tik 4,5. Tai turėjom reitinguoti pagal kriterijus,
pagal prioritetinius kriterijus, sudaryto prioritetinės eilės ir pagal kurias ir buvo priimtas sprendimas. Tai labai džiaugiamės, kad pasieksime kriterijų ir galėsime įrengti daugiau negu 300 priedangų. Šiems metams buvo planuota, kad bent 300 priedangų turėtų būti remiamos, tai bus remiamos 347. Tai dabar startuosim su sutarčių pasirašymu ir įgyvendinimu. Ir tada jau matysime, kaip sekasi, įrengsime antriesiams kvietimams, kaip minėjo ministras, planuojam rugpjūčio mėnesį. Tai bus surengiamas atnaujintas projektų finansavimo sąlygų aprašas. Ir tikriausiai atsižvelgsime išmoktas pamokas, kurios per šį kvietimą gavome. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū. Laikas klausimam. Prašau, kas turite klausimų. Priedangoms paramos negavo Kauno miesto savivaldybės administracija, Palangos miesto savivaldybės administracija, Joniškio rajono savivaldybės administracija, Rietavos savivaldybės administracija, Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Kalvarijos savivaldybės administracija. O kolektyvinės apsaugos statinių paramos negavo 4 savivaldybės, tai Prienų rajono, Skuodo rajono, Joniškio rajono ir Kelmės savivaldybė. Tiesiog norėjom visiems duoti pinigų, bet neužteko tiesiog finansavimo. Jo, tai reiškia, kad kaip aš ir minėjau, tai finansavimas yra skiriamas papildomas ir antras kvietimas jau ateina rugpjūčio mėnesį, tai iš tikrųjų labai pakankamai, sakysim, greitai vertinus, kad dar dabartinės paraiškos tik pasirašomos ir startuoja su įgyvendinimo. Tas valdybės, kurie negavo, tai nereiškia, kad negaus, tai iš tikrųjų jos paraiškos, aš manyčiau, jų paraiškos bus įvertintos irgi tinkam kaip ir dabar ir antram kvietime tikrai tos savivaldybės tikrai, aš manyčiau, gaus dėl to, kad neturim kažkokiu tai indikacijų, kad neturėtų gauti ir mūsų tikslas yra dabar numatyti tą finansavimą. Džiugu, kad ta konkurencija buvo, dėl to, kad tai yra ir kokybė, kaip ir sprendimų, kurie yra teikiami į paraišką ir tikslų strateginių galbūt įvykdymų irgi yra gerai, bet taip pat šiandien mes viduj kalbamės apie dar didesnį finansavimą, viduj politinė komanda tuo klausimu jau dabar dirba ir manyčiau, kad atrasime dar didesnę sumą, kurie bus reikalinga įgyvendinti tas paraiškas. Taip, tikros savivaldybės gal pateikė labai didelius kaip planus, netipinės, galbūt ne tik priedangam, man buvo galbūt nukreipta į tam tikrų kitų objektų modernizaciją, kurie gali būti elementai civilinės saugos sistemos, tarkim, ligoninės ir taip toliau, bet šiuo atveju jos buvo biškai siauresnės, tai buvo nukreipta daugiau į priedangą. Tai galbūt tokių momentų yra svarbu, ką minėjo ir direktorė, tai peržiūrėti finansavimo sąlygos, galbūt tai yra reikalinga. Kalbėsime su sveikatos ministerija, kaip jie mato tokių objektų modernizavimą, kurie būtų dvigubo paskirties, kaip ir ligoninės, tarkim, ir vakar mes su ministrė kalbėjome apie tai. Manyčiau, kad tikrai tai ir, nors ir negavo, bet buvo geros iniciatyvos tam, kad dar išplėsti daugiau tos civilinės saugos objektų pritaikymą civilinės saugai. Šiandien faktiškai iš naujo mes neturėjom rezervavimo, tokia buvo sąlyga, mes nenorėjom keisti vidury proceso žaidimo taisyklių, tai jos iš naujo pateiks, bet faktiškai tos formos atitinka, jas galės pateikti, kai buvo paminėta, mes peržiūrėsim dar viduj finansavimo sąlygų aprašus, kad jos būtų maksimaliai tinkamas būtent visam šitam procesui. Noriu tik pabrėžti, kad dvasia paraiškų yra tinkama, galbūt tai ne visiškai atitiko susiaurintam šio konkurso tikslui. Ja. Aš gal papildysiu, kad dėl priedangų visos valdybės surinko praeinamą balą, tą minimalų reikalingą, tiesiog neišteko pinigų. Ir jie tikrai, kaip sakyt, paraiškų formos iš esmės nesikeis, jos tik tai nebent supaprastės, gal bus mažiau pildymo. Ir
kadangi paramos yra skiriamos priedangoms, kurios yra įtrauktos į mero potvarkį, tai jeigu keisis mero potvarkis ir atsiras daugiau tų priedangų, tai jie galės daugiau įtraukti tą paraišką. Tai čia irgi tokia galimybė yra. Taip, šio klausimą mes žiūrime, iš tikrųjų žinom, kad naujas laikotarpis finansavimo ateina, tai civilinė sauga, mes tikimės, būtų vienas iš tų argumentų būtent valstybėms, kurie yra turi išorinę sieną ES ir turi tikrai didelį sąrašą grėsmių, kaip ir hibridinių atakų, taip ir kitų grėsmių. Tai manome, kad tie regionai, tos šalės, kurios yra šitoj zonai, tai skaitant Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Suomiją, turėtų turėti atskirą dėmesį, kaip tarkim ir kitose atvejuose tai buvo. Tai mūsų pozicija bus tokia, nukreipta į papildomą finansavimą mūsų regionui, būtent dėl tos situacijos.